Sveiki, aš esu Mangirdas Beniušis. O aš Jonas Brazys. Ir su jumis sveikinasi savaitinė kanalo Fokusas laida Kažkas naujo. Ar girdėjote, kokį naują anekdotą sugalvojo mūsų valstybinė lietuvių kalbos komisija? Gyveno kartą žmogelis, norėjęs įkurti naują verslą orientuotą į užsienio rinką. Ilgai triūsęs prie pavadinimo, jis nusprendė pasirinkti anglišką ir savo naują įmonę pavadino Football World. Tačiau valstybinė lietuvių kalbos komisija pasakė, kad taip daryti nebegalima, nes tai yra provincialumas ir bežinojimas. Todėl pasiūlė anglišką pavadinimą išversti taisyklingą lietuvių kalbą, kas reiškia, kad žmogeliui teks savo įmonę pavadinti Spirdžiaus pasaulis. Manote, kad tai anekdotas? Deja ne. Tai naujas Lietuvos įstatymas. Nuo gegužės 1 dienos jokių užsienietiškų, tai yra angliškų arba kitokios kalbos juridinių įstaigų pavadinimų registruoti nebus galima. Kągi mes to bandome pasiekti? Ogi taip stengsimės išsaugoti gilias lietuvių kalbos tradicijas. Juk tai nieko bloga. Be abejo, mes tik sužlugdome galimybę Lietuvoje registruotis į eksportą orientuotams įmonėms, kurioms yra būtinas pavadinimas atpažįstamas užsienio rinkoje. Žinoma, protingas verslininkas, pamatęs visą šią peklą Lietuvoje, keliaus savo Football World registruoti į užsienį ir mokesčius mokės ten. Juk mes lietuviai ir taip turtinga valstybė. Kamgi mums tų mokesčių? Negi mums gaila jaunus ir entuziastingus verslininkus atiduoti kaimyniniams šalims. Manote, Tony Bet įkūrėjas Antanas Guoga būtų sulaukęs pasisekimo užsienio rinkoje su pavadinimu Antanėlio lažybos? Arba įsivaizduokite, jeigu tokia įmonė kaip United Colors of Benetton savo pavadinimą būtų registravusi Lietuvoje ir pasirinkusi Jungtinės Beno spalvos. Įdomu, kiek tada užsienio investicijų būtų pritraukę. Taigi, mėlyjeji kalbininkai, galbūt vietoj savo apdulijusių žodynų jums vertėtų paskaityti įdomesnių knygų apie prekės ženklo įtaką pirkėjams ir kitokių verslo pradmenų. Na, bet verta pripažinti, kad originalumo kalbininkams tikrai netrūksta. Štai, pavyzdžiui, keli valstybinės lietuvių kalbos komisijos naujadarai, kurie tikrai tiktų kaip prekiniai ženklai. Na, tik greičiau net tarptautiniam verslui, o pokštų krautuvėlės pavadinimui. Pasiknaisioje lietuvių kalbos žodyne galime atrasti tokių perliukų kaip nešmuo, kuris mums geriau žinomas moteriškos rankinės pavadinimu. Arba orapuslė. Vaikai nuo šiol turi naują pavadinimą balionui. Studentams gerai žinomas jausmas – bėgimas į paskutinį namo parvežantį. Ne troleibusą, o vėlabraukį. O ar jūs bent įsivaizduojate, kaip valstybinė lietuvių kalbos komisija valdina tą daiktą, į kurį dabar žiūrite? Nenešiojamas kompiuteris, tai skretinukas. O krušti pasirodo yra visai ne keiksmažodis, tai žodžio valgyti pusbrolis. Vienas naujausių išradimų dabar yra tai, kad gyvendami savo antrąją pusę susimetę, galėsite vienas kitą vadinti puspačiu arba pusbobe. O kartu sudarysite tobulą jungtį, kohabitus. Nieko čia mistiško, tai tik sugyventinių šifras. Na, ką ir čia be pridursi. Gal ir gerai, kad egzistuoja valstybinė lietuvių kalbos komisija. Tik galbūt jos geriau reikėtų pervadinti valstybinę humoro komisiją. Jie tikrai moka praskaidrinti dieną. Na, bent jau subtiliau už kokį pyšių. O kaip jūs lietuviškai pavadintumėte savo įmonę? Pasidalinkite pavadinimais komentaruose. Taip pat nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalą ir laukite kitų video. Su jumis buvo Mangirdas Beniušis ir Jonas Brazys. Jonai, einam krušti. Jo, galim.